Labadiena, mėly televizijos žiūrovai. Tūkstantmečio pokalbiuose mes nekartą esame kelią klausimą, o kokios gali būti praeities matymo strategijos, kas iš tų strategijų gali būti naudinga pažįstant dabartį ir gal net mąstant apie Lietuvos ateitį. Labai dažnai atsiremdama į Jono Basanavičiaus asmenį, būtent Jonas Basanavičius yra tarsi tas kodinis asmuo, per kurį Lietuva mato savo praeitį ir net dabartį. Ir buvom suabejoję, ar viskas jo pažiūros yra aktualu. Tai štai šiandien mes norime pasakyti, kad ir praeitį mes turėjome asmenybių, kurios kūrė ir matė Lietuvą šiek tiek kitaip. Ir šis asmuo yra šiandien ne viename tekste pasigendamas. Kur jis? Kodėl jis marginalizuotas? Kodėl apie jį tylima, kai ką tik praėjo jo šimtmetis? Ir štai prie mano stalo laidoje svečiuojasi du tokių tekstų autoriai. Abu kaip susitarė. Tai jau pat paklausim, ar susitarė? Iškėlė klausimą. Antanui Maceinai 100 metų, o Lietuva apie tai nemąsto, neprisimena, nesusigrąžina jo kūrybos ir apskritai tyli. Tai Vytautas Radžvilas ir Alvydas Jokubaitis. Tai iškart ir atsakykit. Susitarėt, tai prašyti. Vytautas žino. Vytautai. Iš tiesų. Natūraliai priejot. Taip. Tai kam jums Antanas Maceina? Iškart atsakykit, kad laidos pradžioje jau būtų aišku. Man asmeniškai Antanas Maceina yra svarbus kaip autorius, kuris pirmiausiai asmeniškai padeda susivokti, kas aš esu ir kur einu, tiek kiek esu Lietuvos valstybės pilietis ir šitos tautos narys. Kitaip tariant, tai yra žmogus, kuris atveria tam tikrą horizontą, leidžiantį suvokti savo vietą pasaulyje ir šito buvimo prasme. Jeigu reikėtų šiandien išrinkti geriausią lietuvišką filosofinį veikalą, kuris parašytas per visą Lietuvos istoriją, aš noriu pamatyti tą drąsuolį, kuris nori lenktyniauti su Maceinos filosofija, kilmė ir prasmė veikalu. Kita vertus, kaip čia ir buvo sakyta, iš tikrųjų su juo yra pasielgta per paskutinius 20 metų, aš manau, kad stebėtina iš tikrųjų negailestingai, nes net sovietmečiu Maceina nebuvo taip kritikuojamas, kaip jis yra kritikuojamas paskutinį 20-metį. Man aš noriu pasakyti, kad netgi tose vietose, kuris yra kritikuojamas paskutinį 20-metį, kuris ten yra vadinamas kai kuriuose tekstuose vos ne fašistų, ir kas mažiau seka, turbūt televizijos žiūrovai įsigando, kai aš tą pasakiau, bet iš tikrųjų tokių tekstų yra. Tai aš manau, kad šitie tekstai yra ne apie Maceiną, bet daugiau apie mus, nes man tie tekstai Maceinos, kai klausi, ką man reikia Maceinos, tarkim, vienas labiausiai tokių ginčytinų, iš tikrųjų jį sunku visą apginti tekstą, tai yra Tauta ir valstybė, tekstas parašytas prieš karą, kai Europoje iš tikrųjų jau kvepėjo karu, tai man jį skaityti yra įdomiau negu tos gerus konformistinius filosofinius tekstus, kokiu mes šiandien turim daugybę. Todėl, kad jis geriau išryškina dalykus. Aš manau, kad tai iš tikrųjų buvo. Aš nenoriu čia daryti tą progą šimtmečio iš jo kažkokio stabo. Tai iš tikrųjų vienas iš daugelio mąstytojų, kurių ir dabar užtenka, bet tai, kaip dabar jis yra pastatytas į kokią padėtį, iš tikrųjų, mano nuomonė, yra neadekvatu. Gerai. Bet mes vis dėlto, čia man įdomi mintis yra, jeigu mes svarstytume, sakykime, Lietuvos 1000-mečio filosofijos kraitelę ir dėliotume ten vos net 10-tuką ar 5-tuką, tai Maceina patektų. Pirmas. Neabejotin. Su filosofijos kilme ir prasme numeris 1. Vytautai pritari? Iš esmės taip. Žodžiu, net tarp jūsų nekyla abejonių. Antanas Maceina yra žymiausias Lietuvos 1000-mečio filosofas.
Per stipriai užlenkė čia su tūkstantmečiu, bet iš to, ką mes matėm savo rate, kadangi Vytas ir aš irgi susijęti su filosofija, aš manau, kad jis silpnesnis buvo tarpukario laikais, čia kaip Mozarto ir Salierių. Aš matau, kad jis dar yra silpnas tarpukarį. Bet kokį pamatai jau jį su filosofijos kilme ir prasme ir vėliau, kas matosi, tai reikia pripažinti, kad ar jis pirmas ar antras čia dabartiniai kultūrai tas, kad reikia visus surikiuoti į tabelį. Ne, nebūtinai pirmas ar antras, bet vis tiek. Bet viršūnė. Dešimtuko žmogus. Jo, garantuotai. Dešimtuko žmogus. Gerai, mėly televizijų žiūrovai. Tai štai, mes tarsi, aš ne nuo to norėjau pradėti, bet taip mane patį už liežuvį patraukėte. Antanas Maceina, bent jau buvau, aš taip savo buvau susiformulavęs, kad žymiausias tarpukario Lietuvos filosofas, o senoji Vilniaus jėzuitų akademijoje būta ten visokių žymių logikų, o po tarpukario buvo žymioji sovietinė Eugenijaus Meškausko mokykla ir taip toliau, taip toliau. Gerai. Žymiausias, bent jau kol kas laikykim, ar vienas žymiausių visų laikų Lietuvos filosofas Antanas Maceina yra kaip reta filosofas, kuris mąstė labai konkrečiai apie Lietuvos praeitį, matydamas tos praeities, susikurdamas viziją ir keldamas labai tiksliai užduotis, išeivijoje net, ką padarė Lietuva tarpukariu, ko nepadarė ir ką reikėtų daryti. Šitas jo tekstas, sukurtas 1958 metais, minint vasario 16-40-metį, man padarė didžiulį įspūdį. Tai apie jį, aš manau, ir reikėtų mums šiandien šnekėti. Tūkstantmečio kontekstuose filosofuojantis žvilgsnis į nacijos ir valstybės uždavinius, man atrodo, yra be galo prasmingas. Metams baigiantis, dėkingų žmonių istorijos, užkrečiantis gerumo pavyzdžiai, gražiausios dainos ir žydrasis krištolas tiems, kuriems norėtumėte ištarti. Ačiū, kad esi. Ačiū, kad esate, ačiū, kad puoselėjate atmintį, ką jūs pergyvenat. Kam skirti šie dėkingų žmonių žodžiai? Tikrai neįmanoma atsakyti, kiek esu dėkinga. Be jų turbūt ir manęs nebebūtų. Sunku sutikti tokių žmonių, kurie tai padėtų. Šventąjį kūčių vakarą, kai tyloje ir rimtyje skleidžiasi gerumas. Tu gali padėti skurstančioms šeimoms, vienišiems seneliams, gatvės vaikams. Skambink trumpuoju numeriu 1417 ir paaukok 5 litus. Arba už auką įsigyk Caritas akcijos žvakelę bažnyčiose ir Caritas skyriuose. Maža tavo auka taps didelė, nes gerumas mus vienyje. Sveiki gyvi! Po savaitgalio kartu su pirmadieniu atkeliauja ir Labas rytas. Susitikime nuo 6. Kopenhagoje pirmadienį pasaulio šalių vadovai pradės dėrybas dėl kovos su klimato kaita sutarties. Kokių rezultatų galima tikėtis? Apie tai pokalbis Labame ryte. Pinigų skiltyje aiškinsimės, kokį turtą turi mūsų valstybė ir kaip jis yra valdomas. Nyderlanduose vaikų savaitgalį jau aplankė kalėdų senelis, tiksliau Sinterklasas. Išdalijęs dovanas, jis su palydovu Juoduoju Pitu nusprendė apsilankyti ir mūsų studijoje. Madingame ryte kviesime apžiūrėti spalvingą kolekciją mamoms ir jų mažosioms princesėms. Be to studijoje su nauja daina pasirodys Amber Life. Labas rytas, su jumis nuo pirmadienio. Laukimas baigėsi. Jau gruodžio 13 sužinosime, ar Lietuvos krepšinio rinktinė gaus bilietą į Turkiją. Pasaulio krepšinio vadovai sulaukė sirgalių peticijos, prašančios vardinio kvietimo Lietuvai. Ar liaudės balsas turės įtakos FIBA funkcionierių sprendimui? Pasirašykit už Lietuvą pasaulio čempionate. Mes privalome važiuoti į Turkiją. Nuo legendinių Žalgirio CSKA dvikovų praėjo 4 amžiaus. Ką iš tų laikų mūšių pamena dabartinė Kauno klubo karta? Pirmadienį laidoje 3 milijonai. Ar galima įveikti sunkmetį per 90 dienų? Jeigu vien tik tai galvosi, kad kažkas tai kitas ateis, tau paduos, tikrai to nebus. 13 įmonių, 13 patarėjų ir štai rezultatas. Tuščia vieta, iš kurios iškeliavo automobilis. SEB banko finansų eksperto įžvalgos. Jeigu kitos įmonės pasiektų tokiu pačiu pavyzdžiu, tai išėjimas iš sunkmečio
visai Lietuvos ekonomikai būtų žymiai lengvesnis. Įrodymai laidoje Lietuva gali. Antradienį 18:45. Internete skelbimai apie parduodamus organus. 80 tūkstančių. 80 tūkstančių. Vieną inkstų gali gyvėti. Žmogus pats savo šeimininkas. Kas tai karštligiškos išeičių paieškos, slapta policijos operacija ar žaidimai su mirtimi? Su kuo susidurtų išties apsisprendusieji parduoti savo organus? Rasti tie vaikų kūnai buvo be organų. Kita tema – valstybinė beglobių gyvūnų priežiūra ar kankinimo mašina už mūsų visų pinigus. Negydo ir praktiškai maitinimas yra ant ribos. Pinigai už mirtį, o ne gyvybę. Kodėl gyvūnų merdėjimas narvuose vadinamas globos namais? Žurnalisto tyrimas antradienį po Panoramos. Triumfarkos ketvirtfinalis. Lemiama laida. Dalyvių emocijos verta. Bet kokiame pasaulio teatre jūsų Figaras būtų nušvilptas. Po šios laidos jų liks 6, tad kiekvienas komisijos ir jūsų žiūrovai balsas aukso vertės. Viskas bus gerai, o kad jie ten šiek tiek nervuojasi, tai sveika. Triumfo arka iš didžiosios LRT studijos. Ir rezultatai bei komentarai tiesiogiai iš LRT klubo. Keliamės į LRT klubą į tiesioginę transliaciją. Šeštadienį po Panoramos. Vos baigę garsiai West Pointo karo akademiją, jauni kadetai pakliūna į pilietinio karo verpetą. Bet atsiduria skirtingose barikadų pusėse. Ką tik buvę draugai tampa mirtinais priešais. O brolžudiškas karas viso gyvenimo išbandymu. Savaitės filmų filmas. Steveno Spielbergo prodiusuota istorinė nuotykių drama Priešai per prievartą. Šeštadienį po Triumfo arkos. Tamsiausių metų laikų Lietuvos televizija skelbia tradicinę akciją Daugiau saulės, daugiau šviesos. Už Lietuvos šviesuolius balsuokite internetu lrt.lt. Įspūdingame koncerte Lietuvos televizijos žvaigždės. Net 3 bobų vasaros programos, tikros pagarbos akimirkos ir nepameluoti jausmai. Iškilmingą šviesuolių apdovanojimą žiūrėkite per Lietuvos televiziją naujųjų metų vakarą. Taip saugiau. Koncerto mecenatas If draudimas. Mes tau padėsime. Viskas bus gerai. Tai štai, užsiminiau apie tekstą. Ar pritartumėte tai mano pažiūrai? Kada Antanas Maceinas sako, ko Lietuva tarpukario nepadarė? Pirmas užduotis – demokratijos, nesuformavo iki galo. Antras – kultūrų sintezės, jo mokytojo Šalkauskio idėjos iki galo nesuformavo ir nesuformavo to, ką vadina jis pasaulietinę krikščionyje ar pasaulietinių krikščioniškojų sąjūdžių. Kaip Vytautai? Aktualiai. Man pasirodė, kad Antanas Maceinas moka taip 1, 2, 3 formuluoti. Kaip reta, be jokių plepalų. Ar aš teisingai suvokiau Antaną Maceiną kaip, žodžiu, politikos filosofą, valstybės ir nacijos užduočių formuotoje? Be jokios abejonės jis yra politikos filosofas, tačiau kartu ir nepalyginamai daugiau. Ko mes šiandien Lietuvoje nesame įsisavinę, kad Maceina pirmiausiai yra europietiškos mąstysenos žmogus, ta prasme, kad jis sprendžia klausimus, kuriuos tuo metu sprendė Europa. Turiu omenyje, kad tie klausimai, apie kuriuos mes šnekame, jau nuo Leono XIII 1879 metų enciklikos yra faktiškai svarbiausi egzistenciniai Europos krikščionijos klausimai. Būtent krikščionybės santykis su demokratija, valstybės santykis su bažnyčia, krikščioniškosios kultūros sekuliarėjančios Europos sąlygomis kūrimo problemos. Būtent šitokius klausimus sprendė iškiliausi intelektualai tokiuose šalyse, kaip tarkime Prancūzija ir kitur. Pavyzdžiui, tas pats prancūzų personalizmas arba neotomistinis sąjūdis. Tai štai Maceino sugebėjimas reaguoti į tuos klausimus rodo, kad jis iš tiesų įkūnija tuo metu jau realiai įvykusi lietuviškos kultūros priartėjimą prie europinių standartų. Ir žinoma, tai, kas jį skiria nuo mūsų dienų daugelio žmonių, kurie save vadina filosofais ir intelektualais, būtent tas egzistencinis angažuotumas, nesižino, kam rašo.
Jam tekstai, pati filosofija nėra abstraktus intelektualinis ir nieko neįpareigojantis žaidimas, kurį pažaidęs, tarkim, universiteto auditorijoje, gali po to galvoti, ką tik nori, ar užsiimti bet kokiais kitais reikalais. Tuo atžvilgiu jis yra visiškai unikalus, o kodėl jis yra nesuprantamas ir nepripažįstamas, tai manau, kad atėjo metas ir atvirai vardinti pagrindinę priežastį. Kad ir kaip ten būtų, bet vis dėlto okupacijos laikotarpiu, kaip žinome, buvo toleruojama viena ideologija – marksizmas. Kita vertus, mes faktiškai atgavę nepriklausomybę perėjome prie kitos ideologinės paradigmos – liberalizmo. Ir nepaisant visų skirtumų tarp šių dviejų doktrinų, trumpai ir aiškiai, kadangi laida neleidžia plėstis, pasakysiu tiek. Jie sieja arba vienyje, švelniai pavadinkim, antipatiją tam, kas sudaro Maceinos ir apskritai katalikiškų intelektualų pažiūrų esmę. Antipatija dviems dalykams – tautiškumui ir krikščionybei. O kadangi okupacijos laikotarpiu būtent krikščioniška intelektualinė tradicija buvo sunaikinta, ji buvo marginalizuota, todėl faktiškai šiandien išstumti Maceiną iš intelektualinio gyvenimo į paribius yra nepaprastai lengvas uždavinys, nes paprasčiausiai nėra nei kas jo gina, nei kas rimtai jo pažiūrų pristato šių dienų visuomenę. Bet Vytautas šneka taip apie liberalizmą, aš prisiminiau, kad esi vos ne vienas iš liberalizmo atsigavimo Lietuvoje po 1990 iniciatorių, Vytautai. Bet dabar ne apie tą turėjau šnekėti. O man atrodo apskritai, kad filosofinė mintis šiandien neturi kur skleistis. Filosofai yra pasidarę sektantais, jie kuria vieni kitiems, skaito vieni kitus. Ir visuomeniai filosofijos nereikia, tai yra tuščios šnekos. Visuomeniai reikia labai pragmatiškų ir konkrečių dalykų. Ar ne taip? Čia senas toks ginčas, kiek visuomeniai reikia filosofijos, kiek nereikia. Mane iš tikrųjų, aš sutikčiau su Vytu žavi. Jūs galite įsivaizduoti, kad šiandien universitete yra daug profesorių, kurie yra profesionalai, filosofai, o Maceina, būdamas, arba kad ir Kavolis, jie dėstydami užsienio universitetuose, Lietuvos kultūrai ir Lietuvos minčiai, istorijai tiek daug dėmesio skiria, iš tikrųjų, ir tai yra didelė dalim daryta laisvalaikio kaina. Taip kad šiuo atžvilgiu iš tikrųjų ir jų tekstai yra visai kitokie, jie nesistengia ten, kaip yra dailiajam čiuožime pradžiai techniką rodyti ten savo išmanimą, bet jie rašo iš tikrųjų visuomenė ir žino, kad nori, kad skaitytų. Bet sugrįžtant prie to klausimo, ką Maceina padaro su istorija, aš noriu pasakyti, kad jeigu čia būtų dabar jis su mum, tai aišku, labiausiai jis diskutuotų su Bumbliausku, nes jisai su savo LDK idėja ir su tom nuolatiniam diskusijom, kad čia yra dvi Lietuvos, viena buvo ta didžioji LDK, o kita yra ta tautinė Lietuva. Tai mano nuomonė, Maceina yra, iš tikrųjų, ta karta yra nuosekli, jie stovi tos Lietuvos, kurie ne nuo Basanavičiaus, bet kuri yra padaryta nuo Daukanto ir daug anksčiau. Tos mažos Lietuvos, kuri jau yra susitraukusi. LDK jau yra istorija, kai man atrodo, kad Maceina labai gerai supranta, kad iš tikrųjų antrą kartą tą pačią upę neįlipsi. Aš kažkuriam, man atrodo, tekste, kuris skirtas Šalkauskiui, yra paminėt, jau emigracijoje rašytam, jisai sureikėjo taip figūrą, sako, 19 amžiui buvo ne Basanavičių įsminė, sako, buvo Valančius, 20 amžiaus pradžioj buvo Jakštas, čia autoriai, kurie susijęti, aišku, su katalikiška tradicija. Jakštas, tarpukarį Šalkauskis. Šalkauskis yra pavadinęs, kad jis pasaulį vienas pirmųjų kultūros filosofų, sistemikų, kiek aš atsimenu. Nu, toliau gali rikiuot, išeivijoje, manau, pats Maceina tą dalyką darė. Ir jeigu nori suprasti, kas yra ta tautinė valstybė, kuri atsiranda nuo 19 amžiaus ir kurioje mes dabar esam, kad suprast visas jos komplikacijas, tai geriausias dalykas yra skaityti Antaną Maceiną ir žiūrėti jo paties ieškojimus. Man atrodo, mes šiandien, aš sutinku su Vytu, ką sakė, kad mes nenorim, nes ką aš pradedu suprasti iš Maceinos, būtent šiuo metu, jisai rašydavo, kad bolševizmas ir liberalizmas yra tas pats medis. Šaknis yra tos pačios. Aš šiandien, kada žiūriu Lietuvos visuomenę, aš manau, kad ir jis buvo teisus iš tikrųjų. Aš mokinaus mokslinį komunizmą, bet aš toks įspūdis, kad dabar
visi mokinasi mokslinį liberalizmą. Skirtumas, nes istoriškai iš tikrųjų šitos doktrinos yra susietos. Aš nenoriu čia remtis vien tik Maceiną, bet aš manau, kad šita mintis verta dėmesio ir prie šitos minties tikrai verta sugrįžti. O iš istorinių, manau, kad ir šitai laidai, jeigu reikėtų kalbėti apie tautinę valstybę, kuri yra padaryta visai kitų pagrindų negu buvo LDK, suverenas yra visai kitas jau suvokiamas. Ir ta problema, kad yra kultūrinis pagrindas, yra tauta, kuri tampa suverenu, kuri 19 amžiuje neturi kultūros. Maceina tą supranta. Ir Maceinos kartai tarpukarį ir Šalkauskio yra tai, kad kelios kartos augo kalbėdamos apie Lietuvą, neturėdamos valstybės, kai kurios net bijodamos kalbėti. Maceina jau yra ta karta, kuri užaugo nepriklausomai Lietuvoje, jie jau turi valstybę. Ir reikia susijęti tuos du dalykus. Ir manau, kad jų filosofija gana aiškiai matosi. Bet man čia svarbiau yra, ką ir paminėjo Alvydai. Maceinos net matymus iš 19 amžiaus, atkreipkite dėmesį. Ne tiek Daukantas arba Basanavičius, kiek Valančius. Iš 20 amžiaus pradžios irgi vėl. Ne Šliūpas ar dar kokie atvykstėjo Jakštas. Vadinasi, iš tikrųjų formuojasi natūraliai krikščioniškoji Lietuvos istorijos vizija. Ir krikščioniškoji Lietuvos dabarties, turiu galvoje tarpukarių, dabarties vizija. Atkreipkite dėmesį, tautininkai pasirinko su Smetona šitą radikalų užmigimo atbudimo koncepciją, atmest Riomerio visą liniją, atmesti senalietuvius, senbajorius, atmesti net Vaižgantas Vilnių, kaip anemišni kraują varinėjantį svetimkūnį ir taip toliau. Sugryninti pagonybės ar to pagoniško želmens idėją. Tai štai aš dėl to ir matau Maceiną kaip visiškai naują etapą, naują kartą ir aš ko nelabai suprantu iki galo, nes man Šalkauskio šita tezės, antitezės ir sintezės idėja spekuliatyvoka. Tiesiai pasakyčiau, nes jis iš Jaroševičiaus paima tą, ką reikia. Ir kai Maceina kartoja, kad jam sintezės idėja yra tvarkoj, tai man tai šiek tiek keista. Man atrodo, kad Maceina čia tik tai tuo nori, taip kaip metaforo pasakyti, kad jam Lietuvos istorijoje viskas svarbu. Ne tik ta jaunoji Lietuva. Visos kartos, visi kultūros sandai ir taip toliau. Ar aš teisingai suvokiu? Mano požiūriu, nagrinėjant šitą klausimą, apskritai tautiškumo klausimą, vis dėlto reikėtų skirti du jo aspektus ir tai atsižvelgti netgi analizuojant reikalo esmę. Aš manau, kad tam, kad tauta galėtų visavertiškai egzistuoti, ir Maceina tai puikiai suprato, reikalingi du dalykai. Pirmiausiai, civilizacinis arba kultūrinis tapatumas platesnė prasme, kuris lemia faktiškai vyraujantį sielos tipą. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, valstybė arba objektyvi tautos egzistavimo forma. Taigi aš manyčiau, kad nors visi šitie mūsų didieji kultūrologai arba mąstytojai skiriasi, mes kartais neįvertiname to, kad jie, nepaisant skirtumų, ieškojo tų pačių dviejų dalykų. Būtent, kokiam civilizacijos tipui mes priklausome ir antra, kokią politinę tradiciją turime. Todėl manyčiau, jog, pavyzdžiui, lyginant Basanavičių, Šalkauskį ar Maceiną, tiesiog pakaktų atsižvelgti tai, kad kiekvienas iš jų sprendžia tam tikrų metų labai konkretų klausimą. Basanavičiui rūpi pastatyti ant kojų iš esmės tautinę valstybę, taip, ir natūralu, kad jam paprasčiausiai pakanka to, už ką jis šiandien, sakyčiau, gana trumparegiškai kritikuojamas. Kad jis atseit pernelyg orientuotas į pagonybę, nepakankamai vertina krikščionišką tradiciją, taip toliau. Bet juk praktiškai visos Europos modernios nacionalinės tautos formavosi kaip? Atmetant krikščionybę ir iš dalies pasiremiant naują politinę teologiją, kuri dideliu mastu jų buvo pagoniška. Šalkauskio problemos jau yra kitos. Tuo tarpu Maceina, kaip aš jį suvokiu, nagrinėdamas tautos egzistavimo klausimą, jis jau iš tikrųjų gyvena nepriklausomai valstybei, tai yra visiškai akivaizdu. Jisai mato, kad šita valstybė, kurioje yra tokia lietuvių tauta, galų gale turi apsibrėžti ir savo civilizacinį tapatumą. Ir galiausiai aš manau, kad jis turėjo ir didelį politiko instinktą, tai yra suprato.
ta sintezė nebuvo, manau, laužtas iš piršto dalykas. Kad natūraliai istoriškai mes vis dėlto esame nuo Baltijos iki Juodosios jūros kaip kažkoks tai stabilus geopolitinis vienetas. Kalbu ne apie konkrečią politinę formą. Ir aš manyčiau, kad jo pastangos rasti sintezę tam tikrą prasme yra mėginimas pranaukti net ir krikščionybę. Ne veltui jis kalba vis dėlto ne apie krikščionybę, o apie nomadinę, matriarchatinę ir totemistinę kultūras. Nes suvokia ir reaguoja į tai, kad 20-ame amžiuje, nepaisant, tarkim, stiprios krikščioniškos tradicijos, tų pačių krikdemų įtakoje, jis suvokė, kad modernioji Lietuva jau vis dėlto nėra įprastinė krikščioniška valstybė. Ir todėl jis norėjo krikščionybėje, kaip aš tai suvokiu, rasti vietą jau platesnėme kultūrinėme kontekste. Padaryti ją labai svarbių tapatumo elementų, bet nebuvo, būtent todėl jis nebuvo koks nors primityvus klerikalas, o didis kultūros filosofas. Aš noriu pasakyti, kad Šalkauskio idėja apie kultūrų sintezę rytų vakarų, jinai kilo iš noro susintetinti Solovjovą ir Akvinietį. Čia pradžioje viskas nuo to prasidėjo. Ir toks... Nuo savo lektūros autoritetų. Jo, nuo to prasidėjo, bet man atrodo, kad Lietuvoje mažai kas yra atkreipęs dėmesį, kad Lietuvai tapus nepriklausomai, išsivadavus iš carinės Rusijos, iš tikrųjų yra norimas sintezės vakarų ir Rusijos. Ir netgi Rusijoje tuo metu žinoma, kad yra bolševizmas. Maceina, kiek žinau, yra Šalkauskio jau po karo rašęs, kad apie sovietinius rusus sako, tai ne cariniai rusai. Jis Maceina yra sakęs, tai visai kiti rusai. Ir vienintelis įdomus epizodas yra, kuris tikrai reikšmingas Brendo, kada Šalkauskis vis kalbėjo apie rytų vakarų sintezę, apie 308 metus Maceina, dar būdamas jaunas, jis ten pakėlė sparnus pasipriešinti šitą idėjai. Jis sugalvojo, Alfredas tą žino, jis sugalvojo labai įdomų būdą, paėmė Felikso Konečnio civilizacijų teorijos idėją. Jie buvo kažkas pristatęs kaip Hilkmano idėja naujajam židiny. Šitas straipsnis yra blogai išverstas į lietuvių kalbą, ten yra sumaišyta civilizacijos ir kultūros savokas. O idėja yra Konečnio tokia, kad galima sintetinti tos pačios civilizacijos skirtingas kultūras, bet skirtingų civilizacijų kultūras, ypač pariby, sintetinti yra neįmanoma. Ir Maceina tada Šalkauskiui prieš mokytoją pirmą kartą atsistojo ir pakilo, sako, o galbūt sintezė yra neįmanoma, nes pirmą kartą buvo paklausta, kad galbūt iš tikrųjų rytiniai dalyje esančios kultūros priklauso kitai civilizacijai. Ir aš manau, kad šita diskusija jinai nutrūko, nes Šalkauskis ten, kas yra Šalkauskis, gali matyti iš to paskutinio jo interviu Naujai Romuvai, kur jis parašė ten tą garsų įsakinį, kad man toliau noris nekalbėti, o rėkt, šaukt, kas laukia Lietuvos, bet kai paskaitai šitą tekstą, tai tarp mūsų ir jų yra praraja. Jie sako, Šalkauskis sako ten, kad pagrindinis dalykas, kurio mes nepadarėm per 20-metį, nepastatėm kultūros rūmų. Aš kai skaitau, kuo? Kultūros rūmų nepastatėm. Iš tikrųjų, čia ir Šalkauskis ramiai sako, dabar ateina sovietinė okupacija, mes atsilaikysim. Nes yra kultūrinis pagrindas kitas, o čia politiniai tie dalykai ateina ir praeis. Maceina išeivijoje vėliau sakydavo, kad nėra čia taip paprasta, nes dabar susidūrėm iš rytų su priešu, kuris didelė dalim yra padarytas ant vakarų pagrindo. Jis yra vakarietiškas kilmė, marksizmas ir bolševizmas. Aš manau, kad Maceina iš tikrųjų čia įnešė spalvų į šitą diskusiją. Tik vėliau jisai, kiek žinau, stebėjosi, kad nutolta buvo nuo tos diskusijos ir jis pats ją buvo pamiršęs. Bet kas man atrodo svarbu ir vis dėlto, bent jau aš matau iš Antano Maceinos bendra žygio, tai drįščiau sakyti, Zenono Ivinskio, kurio pažiūras šiek tiek galbūt daugiau ir žinau negu Antano Maceinos. Ivinskiui nekilo jokių iliuzijų dėl ten sintezė, tezė, antitezė, ką čia tos ir tos. Jis aiškiai matė, kaip Lietuva kažkuriuo metu tampa vakarų civilizacijos dalimi. Ir to nebuvimo dar vakarų civilizacijos dalimi ir tapsmo procesas buvo Ivinskiui pats esmingiausias punktas. Tiek, kiek mes tampam vakarietiškos kultūros ir vakarų civilizacijos dalimi, tiek mes bręstam kaip visuomenė. Ir tai jis matė viso istorijos perspektyvų. Man atrodo, kad Maceina su Ivinskiu 4 dešimtmetį ir galutinai suformulavo tą idėją. Lietuva ėjom ir esam vakarų civilizacijos dalis.
Ir man atrodo, kad tai buvo kažkuria prasme novatoriška. Tiek lyginant su mūsų 19 amžiaus mąstytojais, tiek su 20 amžiaus pradžios, tiek netgi su Maceinos mokytoju Šalkauskiu. Pagrindinis, kai tu sakai, kad Lietuva tapo vakarų civilizacijos dalis ir Ivinskiui, ir Maceinai, pagrindinis dalykas, va čia gali pažiūrėti šitose. Va čia, kad atsirado katalikybė. Jiem yra pagrindinis dalykas, kas mus jau prie to viso lietuviško kultūrinio kūno etnografinio. Čia buvo pridėtas toks civilizacinis faktorius, jie pradeda šitą dalyką matyti, ypač Maceina, man atrodo, jie tarpukarį matė, bet tarpukarį dar tos sintezės idėjos, kurios iš tikrųjų, kai tu sakai, kad jos yra dirbtinės, jos iš tikrųjų gal yra prisiskaityta ten iš tam tikrų filosofijų, iš dialektinių kitko, bet grinai, kad pagrindinis požymis, kuris mus skiria, jų nuomonė ir Ivinskio, kiek aš žinau, tai yra iš tikrųjų katalikybė ir šiuo atveju religija ir kas po jo sekė. Nes jeigu nebūtų padaryta šito politinio žingsnio, kuris yra religinis, mes vėliau neturėtume ir tam tikros ūkio sistemos, tam tikros ekonomikos, neturėtume tam tikros architektūros ir plačiai suprastos kultūros. O čia, man atrodo, jiem abiem yra svarbu. Šalkauskis dar turėjo vilčių tokių, kad galima atidaryti duris ir rytam, ir kad ateitų dalykai iš rytų. Aš žinau, kad Alantas, tyčiodamasis iš Šalkauskio, sakė, tai tokia ironiškas požiūris į Šalkauskio teoriją, Alantas sakė, parodykit man tokią kultūrą, tokią šalį, kur yra ne tarp rytų ir vakarų. Visos kultūros yra tarp rytų ir vakarų. Bet čia jų noras, iš tikrųjų, man atrodo, kad šiandien mes liktai esame išsprendę, kad pasuk galvą ten, kad tarp rytų vakarų šitai sintezės idėjai, gal kas nors labai rytus toli nori matyti, tenai tolimuosius ar Indiją, ar Kiniją, bet šiandien sunkiai pavyksta tą padaryti. Šalkauskiui kažkaip labai atrodė natūralu. Maceina ir Ivinskis, jie jau kalbėjo ne tiek apie kultūrą, kiek apie civilizaciją ir kaip mes įeinam į tą vakarų civilizaciją. Aš manau, kad viena priežasčių, kuris vis dėl ko Maceina kai kurios dalykus žvelgia kitaip negu Šalkauskis, ko gero bus ta, kad Maceina vis dėlto giliau suprato, kad tai, kas buvo vadinama Sovietija, tai buvo vis dėlto ne vien socialinė politinė santvarka, bet iš tikrųjų suvokė ir civilizacinę dimensiją. Juk faktiškai iš esmės vadinamasis komunizmo statybos projektas, kas buvo, jeigu nemėginamas, iš esmės sukurti naujo tipo civilizaciją tam tikros ideologijos pagrindų. Ir tada Maceina neišvengiamai turėjo jausti, kad faktiškai krikščionybė, arba konkrečiai katalikybė, praktiškai irgi yra civilizacinis projektas arba, jeigu norime, alternatyva. Todėl manyčiau, kad jo ankstyvojų laikotarpių, kai jis iš tikrųjų daug drąsiau ir patikliau kalbėjo apie kultūrų sintezę, aš spėjau, kad jam taip galėjo atrodyti todėl, kad jis iš tiesų matė tuos rusų stačiatikius filosofus, rusų tą tradicinę kultūrą. Ir turbūt perspektyva, kai stačiatikybė ir katalikybė yra, kaip ten bebūtų, vieno medžio šakos. Jo labiau, kai stačiatikybė rado kai kurių impulsų mąstymui, graikiškoj tradicijoje net. Vienas dalykas, o aš manau, kad bolševikinis eksperimentas įdomu būtų atidžiau patyrinėti, jam negalėjo turbūt neiškelti klausimo, o kodėl vis dėlto jis įvyko Rusijai. Kitaip tariant, aš manau, kad galėjo iškilti klausimas visgi, ar tokie dalykai kaip tokios paradigmos nėra pakeičiamos. Ir ko gero jis susimąstė, ar stačiatikybė turėjo imunitetą. Tai štai, mėly televizijos žiūrovai, turėjome, ir drįstu manyti, bet turime mąstytoją Antaną Maceiną, ne tik kaip vieną žymiausių visų laikų Lietuvos filosofų, bet kaip kūrėją ir mąstytoją, kuris mąstė tiesiogiai Lietuvos visuomenės realijas, uždavinius, taip kaip jis juos suprato, kaip jis siūlė visuomenį juos kelt ir spręsti. Ir esame užmiršę. Ar deramai esame užmiršę? Ir kai mano kolegos pasako apie Antaną Maceiną, pagalvokim, o ar šiandien girdime mūsų žiniasklaidoje, spaudoj, televizijoje, kažką panašaus, apie ką svarstė Antanas Maceina. Unikalus reiškinys – juodosios upės.
Lyginau, aš šiemet skudurikų patėpį, galvoju, gal degs, bet nedegė. Galvoju, kad čia gali žybalas koksai. Ukmergėje vietoj vandens upėmis teka nafta. Tas upeliukas ten ar pasiekia Šventąją? Taip pasiekia. Šventoji Lietuvos upė virsta Indijos gangu. Gamtos patruliai jau šiandien 5 per Lietuvos televiziją. Nafta atsiduoda. Siūlau pasikalbėti apie ilgamžiškumą. Kodėl kai kurie žmonės gyvena iki 100, net daugiau ir nenuvargsta. Kodėl pasaulyje yra vietų, kur senolių kaip baravykų Varėnoje. Kaip Suomijos valdžiai per 30 metų pavyko iš rambių, nutukusių Suomių padaryti sveikiausią Europoje tautą. Sekmadienį mūsų laiku. Japonija. Viena iš tankiausiai apgyvendintų pasaulio šalių. 20 kvadratinių metrų Tokijuje. Tikrai daug. Moderniosios technologijos. 6 milijonai automatinių mašinų ir tradicijos, kurios nekinta 100 metų. Sekmadienį 18 valandą. Tai, kas Japonijoje mus vilioja ir stebina. Oskaro laureato viešnagė Lietuvoje truko lygiai parą. Ką per ją nuveikė žmogus prilygstantis didžiausioms pasaulio žvaigždėms. Ar įmanoma įsigyti namus Ispanijoje už lietuvišką kiaulę? Naujausia Juozo Statkevičiaus kolekcija ir istorija su virpesiais ir krize. Man šiurpas kilo, man, supranti, aš ten drebėjau. Spalvoto gyvenimo realybė lietuviškai ir ne tik jau šį vakarą stiliuje. Svarbiausi įvykiai, įtakingiausi žmonės, aktualiausi interviu. Kiekvieną sekmadienį, iš karto po panoramos, žiūrėkite laidą Savaitė. Ateina linksmiausios metų šventės, kai daryti gerus darbus ir teikti dovanas yra tiesiog smagu. Lietuvos televizija per šventes dovanoja jums tūkstančius prasmingų akimirkų. Kūčių naktį po piemenėlių mišių Jurgos Šeduikytės ir subtilus ir novatoriškas koncertas. Naujojo albumo pristatymas. Naujuosius kviesime sutikti su auksiniais triumfo arkos balsais, Lietuvos operos žvaigždėmis ir amžinąja klasika. Pirmosiomis jau naujų metų valandomis savo gražiausias senas ir naujas dainas dainuos žmogus, kurio Lietuvoje jau nereikia pristatyti. Andrius Mamontovas. O pirmą kitų metų šeštadienį prisiminsime 2009-ųjų gražiausias Europos dainas ir Eurovizijos festivalį Maskvoje. Tai, kas svarbiausia, per Lietuvos televiziją. - 1958 metais Antanas Maceina rašė: Lietuvos Respublika, turėjau galvoj, nuo 1918 iki 40 metų, gyvavusi mūsų valstybė, kėlė demokratijos formavimo užduotį, neišsprendė. Antano Smetonos režimas buvo jau tarpinė forma, kaip Antanas Maceinis reiškia. Kėlė su Stasiu Šalkauskiu kultūrų sintezės idėją, neišsprendė. Ir 40-mečio antroji pusė Antanas Maceina teigė, kūrė šitą katalikišką pasaulietinį sąjūdį, kuris būtų išeitų už bažnyčios ribų. Irgi neišsprendė. Tad Antanas Maceina teigė, visa Lietuva, o šiuo atveju jis turi kreipėsi lietuvių išeiviją, turi kelt šitos uždavinius, nes jie neišspręsti, bet jie be galo aktualūs. Tai štai man kas iš šito jo teksto, kas man atrodo dabar aktualu. Aš labai sunkiai įsivaizduoju šiandien, kad atsistoja Antanas Maceina, tarkim, įsivaizduokim tokią teorinę situaciją, arba jis pats iš karsto atsikelia, Antano Maceinos prabos ir mąstymo žmogus pasako, Lietuvai šiandien yra tiek tokių uždavinių, jie yra neišspręsti, mes turim juos spręsti.
O tada jau Kubilius ir visos kitos vyriausybės tekinom laksto ir bando kaip prie šitų uždavinių priderinti savo vyriausybėlių programėles. Nu, aš kažkaip šitaip nematau. Kodėl to nėra? Čia kažkokia yra tradicija pamesta. Mūsų politikams strategijų nereikia, demiurgų nereikia, filosofijos nereikia. Mūsų politikai yra savo profesijos atstovai. Ar taip? Vytautai. Iš tikrųjų taip. Kodėl? Nebereikia Lietuvai ir jos politikai didžiųjų strategijų, vizijų. Gal apskritai laikas praėjo? Todėl, kad mes nejaučiam atsakomybės už tą Lietuvą. Jie aiškiau matė jos ribas. Jie matė, kaip mažai šaliai, kuri tapo nepriklausoma, yra sunku būti šitam pasaulyje. Ir dabar mes turim 20-metį, galim palyginti tarpukarį ir dabartinį laikotarpį. Jeigu tarpukario metais nebuvo demokratija, dabar mes, sakykim, turim demokratiją. Jinai turi didelių problemų. Ir va tas, kas atėjo, kas išliko po... Abejojam demokratijos kokybę, taip? Aš manau, kad parlamentinė demokratija yra mūsų krizėje. Ir kaip įprasta, kad kaltint, kad buvo autoritarinis režimas, o demokratinis režimas turėjo spręsti visas Lietuvos problemas, tikrai taip neatsitiko, nes jis automatiškai to negali padaryti. O pagrindinis, kodėl sakai, yra, mus neša procesas toks, visi žiūrim ir tikim, kad jis pas kažkur nuneš. Mintis savarankiška ir žmonių, kurie gyvena Lietuvoje čia atsakingai diskutuojančių, jinai pasidarė tokia, kažkokia antrailė, nes šitas procesas pats tarytum turi krypti. Intelektualai pasidarė konformistai arba ten didelė dalim intelektualai. Na, aš nenoriu pasakyti, kad visi pasidarė čia konformistai, bet didesnė dalim atėjo tas mokslas, kuris turi fiksuoti faktus. Jis fiksuoja faktus, o klausti apie jų prasme arba galimybę pakeisti, kad idėjos keičia, idėjos judina kariuomenės ir kalnus, šita mintis jie yra netikima. Tai yra, iš tikrųjų, manau, kad antras variantas, mes 2 kartus laužome esam Sovietijos. Sovietmečių buvo sugalvota vietoje, kad yra toks dalykas kaip istorija, procesas. O čia, kadangi laida skirta istorijai, tai suvokta, kad yra toks fatumas to. Jo, toks kažkoks, aš nežinau, jis subjektas ar kas, kaip jis atrodo, kaip jį pavaizduot. Čia Bumbliauskas geriau turi žinot. Bet yra kažkas, bet jis turi savo logiką kažkokią tokią, vos ne Hegelio. Jis neša mus. Ir dabar Lietuvoje visi taip susitaikė, kad iš tikrųjų, jau dabar po visų kančių jis nuneš teisingai. Bet kad mes patys iš tikrųjų savo mintim ir kad šitas procesas priklauso nuo mūsų minčių ir darbų, na šitoj situacijai dabartiniai mums toks yra rankos nusileidę. Ir va čia yra keisčiausias turbūt to 20-mečio dalykas ir aš manau, kad jeigu mes lyginsim su tarpukariu ir su dabar, yra labai skaudi tema. Nes daugybė punktų mes atrodo pralaimim šitai tarpukario kartai, kuri 30 metais kultūroje lietuvių atsistojo ir literatūroje, ir istorijoje, ir filosofijoje. Jie atsistojo visų ūgių ir pasakė, kad jau yra kita karta ir iš tikrųjų bus kita Lietuva. O Vytautas Radžius yra dar žiauriau rašus. Šiandien lietuviai masto tik tai populiariausia filosofija yra pasodinti medį, pastatyti namą, užauginti sūnų ir taškas. Tada aš sakau, alodas Lietuvoje yra, o valstybės ir respublikos nėra. Individualus ūkis, valstietiškas ūkis, kaip profesorius Gudavičius įrodė, nuo 13 amžiaus yra ir tai yra lietuvio kosmosas. O valstybė, respublika, filosofija, Jokubaitis su Radžvilu ir Antanas Maceina yra tokie nelabai kam aiškiai artikuliuotai suprasti dydžiai. Marginalai. Nekorektiškai pajuokausiu. Labai trūksta Vilniui žydų ir Lietuvoje trūksta žydų. Tai yra tauta, kuri gyveno daugybę amžių su knygos tauta, rašto tauta, idėjos tauta, kuri gali įsibarstyti po visą pasaulį, bet ras savo bendrumą, neprisirišdama prie tam tikros vietos ir išlaikyti savo tapatumą. Man atrodo, kad ta katastrofa didžioji, kuri čia Lietuvoje ištiko, kad jų dabar Vilniuje ar kitur liko tikrai mažuma, tai aš manau, kad čia kažkaip gal jie mus patraukdavo, jie rodydavo, kad gyvena.
Kiekvieną šeštadienį galėdavo lietuviai matyti, kad iš tikrųjų knyga, mintis yra svarbus dalykas. Aš čia nenoriu to pavyzdžiui supaprastinti situacijos, bet mums to trūksta. Ir iš tikrųjų, kai tu sakai apie tą paprastą užsidarimą, tokią lietuvišką tolstojistę, kad čia mes tokie paprasti ir geri, valstiečiai ir geri. Rusijai pamatė 17 metais Tolstojus, gerai, kad nematė, kiek tas valstietis geras, kai jis paėmė kirvį į rankas. Ir kad yra ugdymo dalykai, kad yra tos aukštosios kultūros dalykai, tai aš manau, kad paskutiniu metu mes pasistengiam per 20 metų pasakyti, kad viskas yra vienoda. Visi esam lygus, negali būti jokių hierarchijų. Ir čia turbūt vienas iš padarinių, ką dabar turim. Ir bijau, kad aš nenoriu dramatizuoti situacijos, bet kad požymių, kad kas nors keistųsi šitoje plotmėje, nelabai greitai matosi. Jeigu anksčiau tikėjomės, kad bus naujesnė karta ir kažką padarys, tai... Na, Vytautai, užbaig. Pabandžiau užkabinti tavo idėją. Tiesiog apie ką rašė tas pats Maceina. Apie lietuvių tautos ugdymą. O ugdymą jis ir jo karta suprato labai aiškiai. Aukštoji kultūra yra tai, kas leidžia žmogui įveikti jusliškumą. Kalbant apie mūsų tautą, čia visiškai sutinku su Alvydu, iki šiol nėra suvokiama pora pamatinių dalykų. Kad žmonės yra tai, ko jie save laiko. Todėl jeigu mes iš tikrųjų manome, kad tikrovė yra tai, ką galima pamatyti, išgirsti, paliesti, paragauti ir geriausia suvalgyti ir daugiau nieko, tokie ir esame. Ir iš čia, manyčiau, kyla ta tiesiog instinktyvi antipatija knygai ir minčiai ir be jokios abejonės antipatija valstybei. Nes valstybė nėra šiaip tam tikra politinė organizacija. Esmė yra ta, kad tik valstybėje, žmogus savo valstybėje gali įsiugdyti tam tikrus bruožus. Noriu pasakyti štai ką. Ir baudžiavos laikais, vergijos laikais buvo visiškai padoriai pasiturinčiai gyvenančių tų pačių baudžiauninkų. Puikus arkliai, gerai dirbtas sklypas, soti šeima, bet ar mes susimastome apie vieną dalyką? Kad šitas žmogus visą tai pasiekdavo visą gyvenimą keliaklupsčiaudamas, nes jis buvo baudžiauninkas. Štai kodėl, kad ir kaip svarbu šitame pasaulyje ir išauginti sūnų ir pasodinti obelį ir pastatyti namą, deja visus šitos dalykus gali padaryti ir nelaisvi žmonės, kurie tokie ir numiršta. Ir todėl manyčiau, kad galbūt viena iš tokių jau daugiau psichologinių priežasčių, kodėl mes vengiame Maceinos, man atrodo yra ta, kad pritardamas gana kartiems ir liūdnokiams šiek tiek Alvydo žodžiams apie mūsų intelektualinį gyvenimą, man atrodo, kad Maceinos galbūt truputėlį mes vengiame, nes savo problemomis jis per sunkus, jis per didelis iššūkis. Daug paprasčiau ir lengviau yra, turint tam tikrą intelektualinių žinių bagažą, paprasčiausiai naudoti tam, ką aš pavadinsiu tiesiai, prasimaitinimu. Tai štai vizija, tautos valstybės vizija, kuri yra kažkas daugiau negu atskiro žmogaus siekiai, paradoksalu gaivina ir stumia pirmin ir patį mąstymą. Ir šiandien mes to dėja beveik neturime. Gerai. Tai štai, mėly žiūrovai. Antanas Maceina, didis lietuvių mąstytojas, paaiškėjo aktualus šiandienai. Aktualus todėl, kad įsakmiai nurodo, lietuvis paprastai nugrimsta visada į juslinį pasaulį. Su valstybės kūryba, su knygos kūryba, jis turi šansą pakilti, bet karts nuo karto nepakyla. Kreipiuosi gal ne į visus Lietuvos televizijos žiūrovus, kreipiuosi į humanitarus, lituanistus, literatūros mokytojus, istorikus. Prikelkime Antaną Maceiną. Mokiniams bent jau. Matykime jį ne tik kaip 40-mečio vieną iš raštininkų, kaip vieną iš tų žmonių, kuris kūrė mintimis ir idėjomis Lietuvą. Šiandien tokių žmonių ir tokių kūrinių Lietuvai labai reikia. Dėkuoju, kad atėjote ir pasidalinti savo mintimis. Ačiū.